ateis laikas, kada šitas žmogus netgi pradės kažkaip bendradarbiauti su monetų karalienė, monetų karalium. Ko laikosi imperatorienė? Labai stiprus žmogus. Imperatorienė tiesiog eina su visatos dėsniais ir jinai neapsikrauna tokiais filmais, o tie žmonės patys liks kažką pralaimėję kažkokiam pavėsyje. Tiek monetų karalienė, tiek monetų karalius, tiek šitas pats pažas. Jau jie dabar nuslėpia, kad jie ten yra pralaimėję kažką. Šito velnio manipulacijos ir apgaulės pasieks 10 kalavijų. Labai stipriai manipuliuoja šitas žmogus. Labai. Reikia pripažinti, kad šioje žemėje yra visokių žmonių ir negalim visi būti vienodi, ar būtent tokiu pat metu, kad visi viską suprastume taip pat, ar kad gyventume taip pat, mąstytume taip pat. Gal jau čia įsikirpo tas mano video į 2 dalis. Tiesiog reikia suvokti, kad mes negalim būti visi vienodi, ta prasme. Ir tai yra normalu. Tu negali pavydėti kažkokiam ten galbūt aplamai turinčiam gal didelę labai, ten valdžią ar kažkokių ten pinigų, ar ten kažko tokio labai, tai yra nesveikas dalykas ir po to save lyginti su kažkokiu Antanu. Kodėl tu Antanai turi ten tokią įmonę ir tu ten taip gerai gyveni, aš taip negyvenu, aš nežinau, ką man dabar daryti, ta prasme, aš čia tau užrodysiu kažką, kad aš galiu dar kažką daugiau negu tu. Come on. Apie ką čia? Kas čia per nesąmonės? Tegul tas Antanas turi, tegul gyvena ir džiaugiasi ir mėgaujasi, prie ko tas Antanas. Antanas pasirinko tokį kelią, jis gavo galbūt net tokias pamokas, tokį kelią į gyvenimą. Mes nežinom, kas iš ties slypi to Antano asmeniniam gyvenime, mes matom tik tai fasadą. Fasadas bent pavyzdžiui čia, kurį aš matau, kur kažkas kažką irgi bando čia primesti, ten yra, tas fasadas. Tai. Užuolaidą pradarius, nieko ten gero. Oi čia. Vaikų darželis, dėl to, kad pažas jisai kalba apie vaikų darželį. Tikrai ne apie brandų elgesį, pažas čia yra, galiu pasakyti, čia visos stichijos pažo. Visos. Bet tik pažas, ne karalius, ne imperatorius. Reikia suprasti, kad kiti žmonės daug metų investuoja į save. O čia kažkas per vieną naktį bando pasiekti aukščiausią levelį per vieną naktį. Aš čia vadinu vienos nakties nuotykis.
Ir reikia suprasti vieną, kad ir tu uždarysi savo 7 kalavijus, tą gyvatizmą. Ten daug darbo. Ten dar laukia daug darbo. Su tokia lėta, su tokiu aplamai kažkokiu keistu strateginiu veikimu gali čia užtrukti 10 metų. Todėl, sako, pas mus pasirodo žmonės, kurių sąmonė yra platesnė ir gali pakelt mūsų vibracijas, mūsų supratimą. Kiti vadina mokytojais, neva ar ne, jie duoda suvokimo. Bet pas juos mes einam su paprastumu, be jokio kas čia aš. Bet kai pamatai žmonės, kurie ateina su tokiom kortom, tokių žmonių net ir nepriima, nes žino, kad savo pakenks. Tai geriau, sako, tada palieki tokius žmonės ten, kur jie yra, eiti savom kojom, nesvarbu kaip jie tenai skris, šliauš, atsikels, vėl toliau mokysis. Bet bent mažiau nukenties, negu ateiti pas kažką tai su tokiom kortom. Purvinom kortom. Bando kažkas net savo intuiciją lavinti. Ir kažko nesigauna. Tai vien reikia pagalvot, tos 4 stichijos, paimkim vien lazdų karalių, tai lazdų karalius atstovauja ir moterišką lytį energiją, ir vyrišką energiją. Ir turi šitus 2 irgi praeiti. O čia įsivaizduoja, kad pyst plest ir pavasaris. Kas yra žinia ir velnias? Kažkokie žmonės kažko nepriėmė. Ta prasme, yra kažkas, yra kažkokia šeima, yra velnias, yra žinė. Kas tas velnias? Tas, kas bando save atsinaujinti. Ten tokie vyksta pokyčiai, kad tu neklaus. Kažkas gali į šeimą parnešti, sakau, kažkokią moterį. Ir tai bus padaryta kažkokio pažo. Ta moteris bus parvesta tik tais tam, kad pasiekti finansinę gerovę. Tam, kad gautų kažką.
Ir čia taip numuilintų po to žmonės po to. Geras. Kažkas yra daroma ir gali būti, kad net... Jeigu, pavyzdžiui, dabar žiūrėti į praeitį, čia yra iš praeities netgi jau toks yra dalykas padarytas, kažkas atsivedė į šeimą kažkokį velnę, sukūrė šeimą, vaikas yra, ir dabar vaikas, pažas kažkoks, jis lygiai tą patį dabar daro. Jisai bando atvesti kažkokį velnę į šeimą. Nes su kažkuo ryšiai užsidarė. Todėl sako, dabar reikia naujo plano. Kaip tai padaryti? Nuslepiama tiesa, 7 kalavijus laiko plus monetų karalienė. Kažkokia yra paslaptis. Tiesa yra nepasakoma. Nutylima ant tiek giliai. Aš sakau, kažkas buvo, kad kažkas kažką siūlė ir finale pasiekė 10 kalavijų, kažkokia imperatorieninai buvo atmesta. Ir iš tikrųjų galiu pasakyti, yra gerai, todėl kad yra labai sudėtingi kažkokie žmonės, labai materialūs, labai žemiški. Ten atstovauja tiesiog karaliai, imperatoriaus šeimoje tenai nėra. Kažkas yra su jais ne taip. Totaliai kažkokia karminė šeima. O yra bandoma išlaužti, kažką padaryti visiškai kitaip. Savanaudiški žmonės. Kuo rūpinasi tik tai savo gerovę. Ir čia kažkam yra būtent tokia šeima, giminė. Ir galbūt kažkas bandė įtraukti pačią imperatorienę į visą šitą peklą, bet jos tenai nebėra. Tad yra planas, planuojama, kaip įtraukti naują žmogų. Ir galiu pasakyti, kaip ateis kažkoks kitas žmogus į šitą šeimą, bus atpažinta daug labai dalykų. Kas iš ties buvo švaru, o kas iš ties čia vaikščiojo su ta velniška energija, tiek pačioj šeimoj. Šiaip yra tokia tendencija. Vyrai išsirenka žmonas pagal mamas, o moterys savo antras pusės pagal vyrus. Jeigu santykiai kažkokie yra nesutvarkyti su mama, bus kopija mamos žmona. Jeigu dukra su savo tėvu, bus kopija tėvo. O po to įvyksta skyrybos. Šitie žmonės paskendę totaliai yra iliuzijai. Ir kažkas sėdi prie imperatorienės bet kokiu atveju energijos, tai yra daroma slapta ir bandoma yra išpešti informacijos. Knygos, socialiniai tinklai, gali eiti net į kažkokius galbūt mokymus, tai daryti irgi labai slaptai, kad niekas neįtartų, ko aš atėjau. Kai būna kiti eina pas psichologus, būrėjus, tarologus, tai ten irgi su vienu žodžiu aukos pozicija. Na, Jėzau, nu tai ryto žinutė.